Kaip teisingai sumontuoti oro kondicionierių. Šį video skiriu visiems, kurie savo namuose planuoja įsirengti šilumos siurblio oras, taip pat meistram, kurie nori tobulėti. Beje, tai nebus paprastas montavimas, nes šiandien mes montuosim 1000 savo kondicionierių. Ta didelė proga, iškart po šio video pirmiem 30 užsakovų teiksime net 50% nuolaidą visiems montavimo darbams. Taigi ką, važiuojam? Trumpai apie užsakovą. Užsakovas iš pradžių užsakė vieną oro kondicionierių pasibandymui. Jam patiko, užsakė Griamber Nordicus, kurių šildymo galia net iki 9 kW siekia. Dabar naujas užsakymas, dar 12 kondicionierių. Tai ką, 1, 2 bus sumontuota, 3 montuosiu aš ir tai bus 1000 mūsų kondicionierius. Išsipakavome vidinį bloką ir pirmas dalykas, ką padarome, tai yra ant žalvarinių freono jungčių uždėti štai tokie kamštukai. Pats vidinis blokas yra užpildytas azoto dujomis. Mes atsukame ir turi girdėti šnipštimas. Jeigu šnipštimo nesigirdi, vadinasi yra nesandaru, tos dujos kažkur ilgalainiui išėjo. Ir reikėtų žiūrėti, kur ir keisti vidinį bloką. Kitas etapas yra atsimatuoti, kur yra vidinio bloko vidurys. Tada nuo vidurio kiek iki krašto pasižymėti viską gali ant laikiklio, gali kaip mes dabar ant sienos. Ir galiausiai atsisukus laikiklį pagal išmatavimus eiti jį prigręžti. Tai visų pirma, kopėčių kampus apsiklijuojam kafleksu arba kita minkšta juostele, tiesiog kad nesubraižyti sienų. Dabar, kas liečia laikiklio montavimą, tai mes jau čia pasižymėję esam liniją, kur yra centras, čia esam pasižymėję, kur yra centras, nusibrėžę, kur turi būti apačia, prisidedam, susilygiuojam centrą, būtina yra naudoti gulšiuką. Kiti naudojasi ten atstumais nuo lubų ar kažkokiom kitom linijom, tai gali būti netikslu. Gulšiukas yra tiksliausia. Tuomet eina skylės grįžimas. Šita dalis irgi turi niuansų, nes dėl kondensato išbėgimo, kuris yra iš vidinio bloko pačios, kad kondensatas išeitų savo eiga, negalime gręžti tiesiai. Skylė turi truputėlį turėti nuolydį. Truputėlį, kad tiesiog savo eiga išbėgtų kondensatas. Tiek iš vidaus, tiek iš išorės uždedame specialią apdailą. Kadangi vidinis blokas montuosis šonu, tai reiškia vamzdelį išeis per šitą pusę. Pradžiai mes nusikirpsime, čionais yra specialus raštelis įsikirpimui plasmasės. Tuomet užvalcuosime, užmontuosime vamzdžius, prasivesime laidą. Per tą laiką mūsų kolegos susipjausis ir susidės lovelius. Vamzdelio valcavimas yra svarbiausias dalykas viso kondicionieriaus montavimo etape. Nuo jo priklauso mūsų visos sistemos sandarumas. Taigi, kaip užvalcuoti vamzdelį? Pradžiai mes nusipjauname izoliaciją, specialią pjaustyklę, nusipjauname vamzdelį, vis po biškį veržiame ir sukame. Tuomet po pjovimo su nuožulų nuėmėju nuėmėme nuožulas. Labai svarbus etapas. Vamzdelis būtinai turi žiūrėti žemyn, kol mes nuėjom nuožulas. Kitaip, nuožulos, jeigu mes laikysim taip, gali patekti į vamzdelį ir galiausiai nueiti iki kompresorius, kas gali jį sugadinti. Galiausiai užbaigiant užvalcavimo etapą, tai pasiėmame žalvarinę veržlę pagal diametrą, uždedame valcuoklį ir prieš valcuojant vamzdžius, kas yra labai svarbus etapas. Patį vamzdelį iškišame pusę maždaug milimetrų iš valcuotės ribų. Dar vienas niuansas prieš jungiant vamzdžius, tai ištraukite gamyklinę kondensato šlangutę ir tiesiog ją išmeskite. Kodėl? Jungiant specialią kondensato šlangutę, kurią mes turime, mes išgausime žymiai geresnį kondensato nuolydį. Žalvarinės jungtis yra pati nesandariausia visos kondicionavimo sistemos dalis. Dėl to jas jungiant reikia labai lygiai statyti vamzdį, tuomet pradėti užveržinėti. Jeigu mes biškį pakreipsime vamzdį, jau veržlė nebesisuks tuomet. Dėl to jis turi būti visada labai lygiai. Likusią apnuogintą žalvarinių jungčių dalį ir vario apvyniojama vadinamąją K-flex juostą. Pradėkime nuo elektros pačios, tai atsidarome pradžiai visada dešiniai pusė vidinio bloko atsidarius panelė yra elektros pats jungimas. Elektros pajungimui tai turim N, 2, 3 ir žemė. Ką čia reiškia? N yra 0, tai mėlynas arba pilkas laidas. 2 yra komunikacinis laidas, kurį naudojame dažniausiai juodą pagal susitarimą jau. 3 yra fazės laidas, rudas laidas ir tuomet žemės laidas yra žaliai geltonas. Dar vienas svarbus niuansas, kas liečia elektrinę dalį.
Tai tiek komunikaciniam laidui, tiek maitinimo laidui būtina yra palikti ilgesnį laidą žemėje, tačiau mes tai padarysime lauke prie išorinio bloko. Dėl stabilumo visą varinių vamzdžių magistralę apvyniojame tam tikrose vietose izoliaciją. Dėl ko? Dėl to, kad kai dėsime lovelius, kad nieks nebūtų palaiva, viskas būtų sandu. Kas labai svarbu irgi dar kartą pakartosiu, kondensato gofrą svarbiausia, žiūrėkit, kad jį būtų pačioje, per visą magistralės ilgį. Kitaip gali būti, kad bėgs kondensatas. Mano kolegos Giedrius ir Paulius deda į lavelius komunikacijas ir vamzdelius. Tuo tarpu aš užsiemu vidinio bloko užmontavimu. Prieš montuojant išorinio bloko laikiklį, kolegos išgręžė ir šiandieną mes montuosim jį su ilgasriegiais. Kadangi čia yra sandvičas ir kito būdo užmontuoti kondicionierių kabot nėra galimybės tiesiog. Montuojame ties sandvičo susijungimu, nes čia yra 8 skardos sluoksniai, pati tvirčiausia sandvičo dalis. Jeigu būtų mano valia, aš tikrai išorinį bloką tokį galingą dėčiau ant žemės. Tačiau klientas norėjo būtinai kabinti, ir turėjome ieškoti sprendimo. Norėčiau dar kai ką paminėti apie specialias antivibracinės gumas skirtas išoriesiams blokams. Niekada nenaudokite tų antivibracinių gumų, kurios yra įdėtos, sukomplektuotos kartu su laikikliu. Labai net koks 80% meistrų tai daro. Dėl ko jos yra blogai? Dėl to, kad po metų 2-3 nuo šalčio, nuo temperatūrų skirtumų tos gumos pradeda trupėti ir jos sukietėja, nebeatlieka savo funkcijos. Dėl to nusipirkite štai tokias, tikrai labai nebrangiai kainuoja, kažkas apie 10 eurų. Iš 2 pusių sriegis, jos yra storos, minkštos, visiškai kitaip atlieka funkciją. Keliaujam prie išorinio. Pirmiausia, užsidedame ant laikiklio išorinį bloką. Kas yra sunkiausia? Kuo daugiau žmonių, to geriau. Tuomet tuo pačiu principu, kaip ir vidinį bloką, prijungiama žalvarinės jungtis užvalcavę vamzdžius. Po freoninės dalies ir visų komunikacijų pajungimo pagaliau laikas vakuumuoti išorinį bloką. Vakuumuoti tokio dydžio išorinį bloką reikėtų bent valandą. Tuomet patikrinant sandarumą dar bent valandą palaukti. Nauji pradedantieji meistrai turėtų pasitikrinti sistemą su azotu. Užbaigus montuoti išorinį bloką, patikrinus sandarumą ir paleidus freoną, keliaujame jungti elektrą. Patikriname, kaip įranga veikia. Ir galiausiai prieš išvykdami apsitvarkome ir išrašome klientui 5 metų garantiją. Na ką, atėjo šio video galas. Labai ačiū visų už dėmesį. Jeigu jums kils klausimų arba norėsite daugiau sužinoti apie visas švok sistemas, maloniai prašau kreipkitės nurodytų elektroniniu paštu arba telefono numeriu. Viso.